Žygiai organizuojami tam, kad miesto gyventojus pakviesti gamtą. Gamta žiemą dar gražesnė negu vasara. Vat matot, apsnigti medžiai, sniego pusnis, labai dėkinga žiema. Ir žmonės atvažiavę įveikia ten pagal savo pajėgumą kas 4, kas 8, kas didesnę trasą. Ir po to mes juos pavaišinam čia arbata, įdodam lipdukus, žodžiu, taip sakant, skatinam, kad jie kuo daugiau dalyvautų. Žiema palanki, jau šį sezoną 6 žygis, numatom, kad dar iki pat kovo slidinėsim. Taip, kad miesčionys kartais pasimeta, pamatė per langą balas ir jie nebedrįsta važiuoti. O kas atvažiavo į miestą, pilietis, prašau, šliaužkit, puikiausias slidimas. Pirmasis masinis žygis Lietuvoje tai buvo surengtas Kaune 63 metais, o šiaip Vilniuje aš pats asmeniškai nuo 73 metų nepraleidžiu nei vieno savaitgalių, kad ir buvo besniegės žiemos, tada pasitelkiam lazdas. Ir, žodžiu, žmonės vis tiek įveikia tos maršrutus ir, žodžiu, džiaugiasi tuo, kad gali būti fiziškai aktyvus. Niekur kitur taip žmogus nepailsi kaip gamtoj. Aš visada sakau, kad geriausias stadionas tai yra gamtos stadionas. Dabar jau startavo 4,5 metukų vienas dalyvis, nebejoju, kad ir 4 bus. Vienas čia pastoviai dalyvauja 83 metų. Tai diapazonas, kaip matote, reiškia, sakykime, nuo 4 iki 83 metų. Nuo pat mažens, nuo 4 metų pradėjau važinėti Altajaus krašte. Prie Katūnės, nuo Katūnės aukštų krantų. Ir šokinėdavau net nuo tramplino. Bet dabar jau žinoma, toks amžius jau nešokinėjau. Dalyvauju todėl, kad noriu gyventi. Judėjimas yra gyvenimas. O tokiam amžiui tai ką, reikia nepasiduoti. Tiesiog aš labai myliu žiemą. Ir kuo daugiau sniego, tuo geresnė nuotaika. Ir svajoju net už poliarinio rato kada nors dar patekti. Jeigu nutrūksta ryšys, su žeme ir dangum vystosi liga. O grynas oras, pušynai, medžiai, visi draugai. Snaigės žygį labai dalyvauju senai. Dabar man jau virš 60 ir visą laiką, kol gyva būsiu, dalyvausiu. Gaunu daug energijos, gražių šakelių pasirenku. Nuostabu. Nebijau jokio oro. Visas oras yra tinkamas, tik tai netinkama apranga nebent. Ar lyja, ar nelyja, svarbus sniego yra. Ir paskiau jau, kai pravažiuosiu, nieks nematys, bėgiosiu basa. O ypač smagu pamatyti Algimantą Jucevičių, mūsų vadovą. Kai pamatai, tai nuo jo dvelkia aukšti kalnai. Atrodo, aš jau prisiliečiu prie jo kaip prie Elbruso, nes jis visus beveik kalnus iškeliavęs. Čia nuostabus apylinkės Verkiuose, dar gražesnis, Karoliniškės taip pat. Tai visos Vilniaus apylinkės nuostabios, gražios ir mūsų tikslas su joms supažindinti. 2010 metais priskaičiavome 21 žygį ir juose suskaičiavom 13,5 tūkstančio dalyvių. Reiškia, tiek dalyvių nemažiau kaip 2 valandas pabuvo gamtoj. Pailsėjo, atsigavo, žodžiu, po to bus darbingi, sveiki ir žvalūs. To mes ir siekime.
slidinėjau pakankamai senai, daugiau kaip 20 metų. Pradėjau dar būdamas studentų universiteto. Esu slidinėjęs Lietuvoje įvairiausiose vietose, esu buvęs žygių vadovas, studijų metais keliavęs Mažajam Kaukaze, kur laukų sąlygom 13 dienų kelionė ir ten nėra jokių patogumų. Ir tada grįžus iš tokios kelionės, tarkime, taburetė tampa didžiulis išradimas, nes tose kelionėse niekur negali atsisėsti, kaip tik tai ant kuprinės, ant sniego, ant ledo. Lietuviškas trasas vertinčiau visų pirma, jos yra skirtos miestų visuomeniai, jos yra lengvai pasiekiamos, jos yra nemokamos, jos prieinamos plačiai visuomenės daliai ir jos skirtos kaip sveikatinimuose. Ne kad ištvermės išbandymų, ne kad savęs patikrinimų, neįveikti kažkokius iššūkius, tačiau kaip sveikatinimosi ir poilsio forma. Kas verda arbatą, mano keliautojai entuziastai, mano padeda trasą ruošti, mano arbatą padeda išvirti, taip kad čia, žodžiu, mes džiaugiamės, kad galim dalyvius pavaišinti skaniausią arbatą. O jos skonis priklauso nuo įveiktų kilometrų kiekio. Kuo ilgesnė trasa, to skanesnė arbata.